Tai yra tarptautinis studentų diena, tai yra vakarinis užbaigiamasis renginys, kuris apjungia taip pat ir jaunimo dienas. Mano sena svajonė buvo, kad atsivertų studentai, kad jie pradėtų būti aktyvesni ir mes padėsim tą daryti, tegu jie tik daro. Tai čia didžiausias džiaugsmas. Ir tik nuo jūsų ir priklauso ateitis, nuo jūsų, nuo tų jaunų žmonių. Kokius svečius jūs šiandien sukvietėte čia? Tai taip, atlikėjų, manau, sąrašą matė, tai yra GNG Sindikatas, Happy Endless, AC/DC Project, Vidis, taip pat DJ. Kas mums padėjo, tai labai dėkojame mūsų rėmėjams ir globėjams, tai Kauno miesto savivaldybei. Galiu pasakyti Kauno technologijos universiteto garbei, kad jau antrus metus KTU studentas tapo studentų dienos progos, tapo studentų meru. Tai man irgi garbė ir galimybė supažindinti. Tai reiškia, kad iš tiesų KTU studentai ne tik tai technokratiški, ne tik tai mokslais užsiėmė, bet tuo pačiu domisi ir miesto pilietiniu politiniu gyvenimu. Aš šiais laikais labai sudėtinga, kaip sakant, spėti, kas bus per tūsą, nes gali būti vieną savaitę tam pačiam Vilniui publika būti vienokia ir kitą savaitę visiškai kitokia. Ir niekada nežinosi, nuo ko tai priklauso, nors atrodo, tu atiduodi maksimumą. Tai šiandien, aišku, kaip visada tikimės, kad bus publika pašėlusi arba atiduos tiek pat energijos mum, kiek mes atiduosim jiem nuo stage. O jeigu bus taip, tai tada bus fantastika. Suprantu, kad kapitalizmas su laiku bujoja, ego ir ambicijos, o aš nenoriu, kad bus savo ambicijos. Jeigu mes turėtume dabar, tarkim, top 5 padaryti savo mėgstam geriausių sindikato koncertų, tai jie būtinai bus ten kokie 2-3 tikrai bus Kaune. Tai va, tai vėlgi yra toks išskirtinumas galbūt tų renginių, ir šito paties renginio, kad mes čia važiuojam turėti gerą laiką ir tas galbūt mums patiems visiems, visai grupiai yra smagiau galvoti apie tą renginį, kad nereikia jaudintis, žinom, kad bus viskas gerai, mes išeisim ant scenos, mes padarysim savo darbą ir kas smagu, kad mes turėsim irgi gerą laiką, lygiai taip pat kaip žmonės, kurie stovės ir kito, scenos prieky. Tie, kas žaidė kompiuterinius žaidimus, tarkim, yra toks žaidimas Mario, kur yra žmogeliukas, kuris juda per tam tikrą pasaulį, tai jeigu jūs pastebėsite, tai jisai visą laiką yra iš tikrųjų vienoje vietoje. Pasaulis aplink jį juda. Tai turėkite omeny, kad jūs kūrėte save, o pasaulis aplink jūs juda ir tikrai nestovėkite. Atrodo, sako, jūs galbūt stovėte vietoje, bet taip nėra. Viskas keičiasi ir jūs formuojate save. Tai ir palinkėsiu, kad jūs nesustokite, formuokite save, aukite, tobulėkite bet kame, kas jums teikia malonumą. Tai iš tikrųjų yra mano darbas ir aš turiu rimtai atsižvelgti į tai, o kad pasakyti, wow, čiki, piki, ta prasme, kad kažkas tai bus ypatingai linksmo iš karto, prieš renginį aš negaliu. Aš manau, kad aš tiesiog privalėčiau palinkėti, kad jie būtinai pabaigtų savo mokslus, studijas, kad kuo greičiau surastų savo į kelią ir kaip kažkas, vienas labai protingas žmogus yra pasakęs, kad kuo greičiau surastų tai, kas juos myli ir leistų tam kažkam, kas juos myli, juos pribaigti.